Labą dieną, sveiki atvykę į Lituanistikos tyrimo centrą. Kaip sako lietuviškai, this is a good problem to have. Kiek čia žmonių yra, dar ekstra kėdžių reikėjo. Todėl mes ir planuojam statyti priestatą čia, šiaurėje. Aš nejuokauju, jau kalbam su architektais. Mums reikia tikrai daugiau vietos, ne tik tai pristatymam, minėjimam, bet taip pat bendrai mūsų archyvam ir medžiagai. Tai jei jūs manęs nepažįstat, aš Robertas Vitas, Lituanistikos tyrimo centro tarybos pirmininkas. Tai va, šie metai yra mūsų dipukų metai. Kas tai paskelbė? Mes tai paskelbėm. Kodėl, kam tik Seimas gali tai padaryti? Mes taip irgi galim padaryti. Tai jau čia yra trečias pristatymas mūsų serijoje. Tai aš čia nedelsiu, mes turim 4 prelegentus. Tai dabar kol kas buvo paskaitos, buvo pristatymai. Bet irgi mes turėsim 4 sesijas, kur bus apvalaus stalo arba minkštų kėdžių sesijos, kur pristatys dipukai. Aš esu girdėjęs tas istorijas, bet aš gimęs tremty Čikagoje, aš nepergyvenau. Bet aš esu girdėjęs ir vis noriu daugiau ir daugiau girdėti. Ir kai aš išgirstu tas istorijas, tai aš vis tiek taip pagalvoju, kokie mes esam, mes lietuviai tokie pasiutę esam. Nepasiduodam, nesvarbu kas. Šį rytą, kur yra sesė Taida, ar jinai čia yra? Va, tenai, labas sesė Taida. Atvežė visą dėžę knygų iš Vokietijos laikų. Aš keletą čia parinkau. Dienos be tėvynės, Flensburgo lietuvių metraštis, 46 metų metraštis. Va, kas buvo parašyta ir išleista, visuotinės literatūros istorija. Ir jūs turbūt prisimenat, va, Verpetai, poezijos almanachas Kemptene, 46 metais ir žodynas, English, Lithuanian, German Dictionary, va, kas buvo išleista. Ir žinau, ir jūs, kai kurie prisimena dar daugiau knygų ir kaip jūs steigėt ir chorų, šokių grupės, leidot knygas, laikraščius, ir taip toliau, ir taip toliau. Atsteigėt jaunimo organizacijas ir senimo organizacijas irgi. Tai tikrai nuostabus žmonės. Taip pat aš noriu padėkoti Kristinai Vaičikonienei, kur jinai. Kristina dirba Lietuvių skautų sąjungos archyve, kur būna ta žemėlapis, kur mes buvome, tenai pagrindinės stovyklos yra pažymėtos, kur mes buvome, tai dėkojam skautų archyvui, kad paskolinot tą žemėlapį mums. Tai kiekvienas prelegentas pristatys savo istoriją, papasakos. Iš anksto mes pateikėm klausimus ir jie pakalbės ir tada bus klausimai ir diskusijos. Mūsų 4 prelegentai. Irena Grigaitienė, tada kalbės Ritonė Rudaitienė, daktaras Jonas Dainauskas ir daktarė Viktorija Skrupskelytė. Tai norėčiau pakviesti Gailę, kad jinai galėtų pristatyti sesės Irenos biografiją. Kiekvienas prelegentas pasiūlė keletą sakinių apie save, kad mes suprastumėm truputį, kokie jie yra asmenys. Tai aš taip ir noriu dabar jums pasiūlyti. Cituoju ponę Ireną Arnauskaitę Grigaitienę. Lankiau DePaul universitetą ir studijavau biologiją. Sritis buvo medical technology. Dirbau Northwestern universitete Medical School tyrimų skyriuje ir labai patiko. Tačiau po vestuvių įsikėlėme į New Yorką ir šį darbą reikėjo palikti. Šeimai paūgėjus ir grįžus į Čikagą, pradėjau dirbti klinikinį darbą Lutheran General Hospital. Kai vyras gavo insultą ir turėjo būti slaugomas, man prisėjo tapti šeimos galva. Visuomenėje veikloje dirbau apie 10 metų vaikų vartai į mokslą valdyboje. Buvau Lemonto bendruomenės valdyboje ir 4 metus pirmininkavau Lietuvos doktorų draugijai. Visuomeninis darbas patiko
ypatingai, kai jaučiaus, kad kam nors padedu ir pagelbstu. Esu ilgametė skautė. Taip, prašau, ponia Irena. Labą dieną visiems. Ši kelionė prasidėjo prieš 80 metų. Kaip matot, mes visi žili. Mes gyvenom Kybartuose, Lietuvoje, visai ant Rubežiaus sienos prie Vokietijos. Gyvenom, tėtis dirbo muitinėj, kadangi buvo iš užsienio geležinkelio stotis ir važiuodavo kareiviai ar keleiviai ir turėdavo pereiti per muitinę. Mama buvo namuose, augau aš, už maždaug 5,5 metų susilaukiau broliuko. Gyvenom labai ramioj idilijoje. Mažas namukas, šalia kitas mažas namukas, kur gyvenau savotiškai, man atrodo, rusų kilmės šeima, tačiau visi kalbėjo lietuviškai, bet su tokia keista tarme. Turėjau 2 berniukus. Vienas buvo gerokai vyresnis, kitas buvo maždaug 2 metai vyresnis už mane. Su juo mes dažnai draugaudavom, dažnai žaisdavom. Tačiau jis buvo visgi savotiškai padykęs. Vieną dieną jisai ateina ir sako, Irena, einam parūkyt. Reiškia, aš 7 metų, jisai kokį 9. Einam į pievą, prie ąžuolo, prisiskynė gėlių, turėjo peiliuką, sako, reikia įskust. Ir skutam, vos pirštus neįsipjaunam, pasidarėm pivkutę, dabar, sako, reikia tabako. Tai mes, žinoma, to tabako neturėjom, žolės, sudžiūvusio žolės prikimšom, ir jis įsitraukė iš kišenės degtukų, uždegė. Vajai, sudegė visą pivkutę, pirštai nusvilo ir man ir jam. Sako, žinai, ką nepasisekė, bandom vėl. Ir vėl bandom. Aišku, rezultatai tie patys. Baigėsi degtukai, baigėsi noras rūkyt, grįžom namo. Mama iškišo galvą, sako, kodėl jūs dūmai smirdat? O. Kitą dieną, tarp viso ko jis man sako, tu žinai, yra skirtumas tarp berniuko ir mergaitės. Man vaikai, koks čia skirtumas. Sako, einam, kur niekas nemato, aš tau parodysiu. Ir einam per kiemą. Tik iškišo mama galvą per duris ir sako, kur jūs taip greitai einat? Aš atsisuku ir sakau, nugi einam, Saša man parodys skirtumą tarp berniuko ir mergaitės. O, baigėsi visas žaidimas. Tai buvo tokių nuotykių, bet reiškia, kas yra, kai mes išvažiavom, aš jau daugiau gyvenime nesutikau. Sutikau jo brolį ir paklausiau, kur yra Saša. Man pasakė, kad Saša jau miręs. Tai taip, kokiais keliais jisai gyvenime nenuėjo, nežinau. Bet klaustukas, kaip jam gyvenimas sukosi. Tai taip ramus gyvenimas buvo, bet atėjo dienos, kur prasidėjo neramumai. Prasidėjo kratos. Ateidavo per kiemą su čebatais kareiviai, bar, į duris krata. Aš į kampą atsisėdavau ir tylėdavau, bijodavau, o tėvai turėjo parodyti namą. Reiškia, tai tie ten žiūrėdavo, išeidavo, nutvarko, išeina. Už kiek laiko vėl krata. Tėvai pradėjo susirūpinti, kad čia jau biskį nesaugu, reikia ką nors daryti. Nusprendė, kad važiuojam į kaimą. Ir atsiradom pas tokį ūkininką, pas kurį jau buvo privažiavę iš miesto daugiau žmonių. Jau jisai vietos name nebeturėjo, turėjo tvartę ant šieno. Tai mes, reiškia, tėtis, mama, aš 7 metų broliukas metų, gulėjom ant šieno
tvarte, vyrai turėjo eiti į talką, kadangi buvo taip rudeniop ir prasidėjo ūkio darbai, tai vyrai dirbo tenais, o žmonų, žinoma, vaikus dabojo. Už tą gaudavom nakvynę tvarte ir šiek tiek pavalgyti. Po kiek laiko sakom, čia neišgyvensim, grįžtam atgal į namus. Grįžtam į namus, namai užimti. Pilna kareivių, kareiviai gyvena. Jokių būdų negalim, reiškia, grįžti, nėra mum kur. Tai tėvai turėjo tokius pažįstamus, kurie mus priėmė. Tai pas tuos pažįstamus gyvenom. Aš tiek atsimenu, kad per jų kiemą toks upelis bėgo. Ir tai toks švarus vanduo. Ir man tai patikdavo sėdėti ir žiūrėti, kaip per tuos akmenukus tas vanduo čiurkšlena. Reiškia. Bet reiškia, čia irgi negyvenimas, reikia ką nors daryti, čia neramumai, čia visokios bėdos aplinkui. Tėtis nusprendė, kad reikia nueiti pažiūrėti į geležinkelio stotį, kokia yra galimybė išvykti. Ir ten pasiteiravo pas pažįstamus ir jam pasakė, kad išleidžiam vieną traukinį ir jeigu jūs norit važiuoti, mes prikabinsim prekinį vagoną, jūs sėskit ir važiuokit. Tai mes greitai susimėtėm, atsirado ir kitų, prisipildė pilnas vagonas, pasiskirstėm vienam kampe vieni, kitam kampe kiti, trečiam treti, ketvirti, taip susėdom, sugulėm tenais. Reiškia, jokių patogumų, jokio vandens, jokio tualeto, jokio nieko. Išlaužė skylę, išlaužė lentą, kad būtų skylė, kad naudot kaip po tualetą. Ir taip išvykom. Iki tam tikro punkto, kur mus išlaipino ir sakė, kad tas traukinys toliau nevažiuoja, reikia sėsti į kitą. Kitas traukinys jau buvo daug patogesnis, buvo keleivinis, buvo patogios sėdynės ir taip toliau. Bet tas irgi nevažiavo toli. Pavažiavo ir sustojo. Sako, reikia daryti Dilausung, reiškia atsikratyti visų parazitų. Tai sustojo toks punktas buvo ir eiliai visi turėjo eiti. Tai paėmė už čiuprinos, įdėjo šliauką ir papurškė su DDT. Dūmai, rūksta, tvarkoj sekantis ir taip reiškia praėjom tą Dilausung. Po to sekė kitas traukinys. Dabar jūs manytumėt, kad su traukiniu būtų buvę patogiau važiuoti negu su vežimu. Iš tikrųjų gal ir buvo, bet nebuvo labai patogu. Traukinys buvo taikinys. Kai tik pastebėdavo bombonešius, traukinys stodavo. Kur be buvę stodavo. Visi pasipildavo iš traukinio žemyn į pievelę. Kol praeidavo alarmas, kol jau nebematydavo bombonešių, tuomet visi pilnu greičiu turėjo bėgti atgal į traukinį, kadangi traukinys nelaukia. Nespėjai, palikai pieveliai tenais. Tai ypatingai mes vaikai. Mama taip gaudydavo, kad nenubėgtumėm kur nors. Kitas dalykas, traukiniai darydavo manevrus. Manevrai būdavo, reiškia, aš manau, kad senoviški traukiniai tais laikais buvo. Juos reikėdavo į garvežį įdėti kuro arba įpilti vandens. Tai jis manevruodavo bėgiais, priekį atgal. Ir tai kaip garvežys stumia atgal, tai pum, tuos. Kai traukia į priekį, tai pum, reiškia kratų. Kai kuriuose vietose mums duodavo pavalgyti, duodavo sriubos. Tai būdavo vandenį išvirta porą daržovių. Ir tą sriubą reikėjo, bet būdavo šiltas maistas, reiškia vienintelis šiltas, kur gaudavau. Maistingumo nebuvo, bet gal šiek tiek vitaminų ir gavo. Bet reikėdavo greitai valgyti. Kadangi, kai tas traukinys manevruoja, tai tas sriuba pilstosi. Tai greitai griebdavom tenais ir valgydavom.
Nu, pagaliau nuvažiavom į tam tikrą punktą, kur jau mus visus išlaipino ir sakė, kad reikia patalpinti kur nors, kur yra vietos, reiškia, kad nebevažinėti traukiniais, o jau tokiam apsigyvenimui. Tai davė kelis pasirinkimus. Vieni buvo dideliuose miestuose, kurie turėjo vietos patalpinti žmonės. Kiti mažesniuose ir taip toliau. Tai reiškia, mano tėvai pasirinko, galvodami, kad saugiau mažam mieste. Tai pasirinko tokį miestą Liebenau. Vienas barakas buvo. Traukinių bėgiai, gatvė, ir čia toks atšlaitė, ir toje atšlaitėje stovėjo vienas barakas. Tai į tą baraką leido tiek žmonių, kiek tilpo, viskį perpildė, tai surado vieną pastatą ant perono, tiesiai reiškia, prie geležinkelio, kur buvo vienas laisvas kambarys, bet tas pastatas jau buvo mūrinis. Ir norėjau savanorių, kas nori eiti tenais. Ten 7 žmonėms buvo vienas kambarys, bet 7 žmonės patalpino. Tai mano tėtis, galvodamas, kad mūriniam pastate vis tiek yra saugiau, negu iš lentų sukaltam barake, pasirinko tą namą ant peronų. Ten buvo, reiškia, kambarys tuščias, o užpakalį buvo vandens pompa, kur vokiečiai iš miesto ateidavo prisipumpuoti, reiškia, vandens. Ir tai buvo lemtinis pasirinkimas mūsų gyvenime. Apsigyvenom tenais mūsų šeima 4 ir kita šeima, reiškia, vyras, žmona ir žmonos mama 3, tai taip 7 ir atitiko. Nu, vyrai turėjo eiti į darbus, taisyti subombarduotus traukinių bėgius. Tai juos išveždavo iš ryto ir grąžindavo vakare. Moterys pasilikdavo namuose. Tai taip ir mes pasilikom namuose. Ir buvo sausio šalta diena, bet graži, saulėta. Mano mama išleido mus laukan. Gryno oro, reiškia. Mes nieko tenais neturėjom ką žaisti, neturėjom žaislų, neturėjom užsiėmimų. Ką aš išmokau, tai išmokau tuos semaforai, kur yra, kur duoda tas skirtingas šviesas, keitinėjasi, jos tenais keitinėjasi, kas reikšdavo, kad traukinys ar atvažiuoja, ar sustabdomas, ar keičia bėgius, ar reiškia, viską žinojau kaip konduktorius. Nu ir tą vieną dieną, reiškia, išėję žaidžiam lauke ir mano broliukas susigalvojo, sako, Irena, aš noriu gert. Tai sakau, einam į vidų. Įėjom į vidų, sakau, mamai, Sigitas nori gert. Mama sako, aš jums sakiau būti lauke, tai jūs būkit lauke, jokių gėrimų. Išvarė ir uždarė duris. Tuo tarpu įleido traukinį važiuoti. Ir jau buvo alarmas paskelbtas. Ir bomba taikė į traukinį ir pataikė tiesiai į namą. Žuvo mama, žuvo ta ponia ir žuvo jos mama. Mes išlikom gyvi už tai, kad mama mus įstūmė. Tai buvo Dievo ranka. Kai traukinys sustojo, visi žmonės pasipylė iš traukinio bėgti, kadangi buvo bombardavimas, visi išsigandę. Mes 2 vaikai stovim ant perono, nežinom ką daryti, aš 7 metų nieko nesusigaudau. Ta masė mus nutempė į sklepą, reiškia apsauga. Ir visi žmonės, reiškia, irgi tenai subėgo, kol vėl buvo jau paskelbta, kad jau bombonešiai nuskrido ir galima išeiti. Tai žmonės to jau susimėtė vieni čia, vieni kitur, vieni taip, visgi išėjo iš sklepo. Prieblanda labai didelė, ten tokia viena maža šviesa ir vos apšviečia. Mes su broliuku likom sėdėti. Niekas mūsų nevarė,
Niekas mūsų neieškojo, nežinojom, kur eiti. Ir sėdim. Visiškai ištuštėję. Aš jau galvoju, kad reikia ką nors daryti, bet nesugalvoju ką, beveik nežinau, kaip išeiti. Atrado mus sargas. Atėjo paklaust, ką mes čia darom. Nu, nemoku vokiškai, nemoku pasakyti. Tik vienintelį dalyką, ką aš norėjau žinot, ar tas namas ten stovi, kur reiškia ant peronų. Tai tuomet jisai susigaudė, kad, čia tų pabėgėlių vaikai. Įsivedė mus vesti į baraką, reiškia. Ir veda mus aplinkui. Sakau, ne, čia. O reiškia, jeigu eitumėm tiesiai, tai būtumėm praėję tą subombarduotą namą. Tai jisai apvedė mus vis tiek, ne, einam čia, nueinam. Tėčiui buvo pranešta, kad žuvo 4 žmonės. Iš tikrųjų žuvo 3. Žuvo mama, žuvo ta kita ponė ir jos mama. Bet jam, reiškia, tenais tuos bėgius taisant buvo pranešta, kad 4. Tai jisai galvojo, kad tikriausiai broliukas, kadangi aš galbūt buvau laukia, o broliukas buvo viduj. Grįžo, kaip sakant, bittersweet. Žmona mirė liūdna, sūnų atrado linksmą. Nu, sekė laidotuvės. 3 apdegę kūnai. Apdengti baltą drobę. Prie 2 žmonių stovėjo vienas vyras, aiškiai ašaros akyse. Prie kito stovėjo vyras ir 2 maži vaikai. Palaidojo vieną šalia kito. 1, 2, 3. Grįžom į baraką. Tėtis pradėjo mums valgyti daryti, mus rengt, mus praust, o nieko nenusimanė. Maistas buvo baisus, bent mūsų nuomonė, bet jis darė, ką galėjo. Už porą dienų tuose pačiuose griuvėsiuose, kur žuvo jo žmona, pasikorė tas kitas vyras. Nepernešė gyvenimo smūgio. Jis nebuvo laidojamas prie tų. Kadangi jis buvo skaitomas savižudybė, jis buvo laidojamas už tvorelės pieveliai. Nedaug kas dalyvavo tuose laidotuvėse. Bet ką darysi? Tai taip grįžom atgal į gyvenimą, barakę, nežinojom, kur dingsim, kur eisim, ką darysim. Susirgo broliukas. Pradėjo karštis kilt. Nėra nei daktarų, nei vaistų, o tėtis absoliučiai nenusimanė tokiuose dalykuose. Rado išeitį. Patalpino mus vokiečių našlaičių prieglaudoje. Vokiečiai, reiškia, priėmė. Nuvežė mus ir paliko. Nemokam vokiškai, bet iš karto gan lengvai išmokom. Broliukas po porą dienų ar savaitės, reiškia, pasveiko, buvo paprastas vaikiška liga. Ir vokiečių prieglaudoje buvo ypatinga tvarka. Vienuolis iš ryto atsikeli, eini į tualetą ir paskiau negali eiti į tualetą iki sekančio karto, kai nustatytas laikas. Tuomet visus nuveda ir eilė laukia. Man tas buvo labai sunku ir negalėdavau tiesiog iškentėti. Vakare vienuoliai sėdi, kai visus jau migdo, ir reikėdavo ateiti ir parodyti apatinės kelnes. Vieną pusę, kitą pusę. Pamatydavo geltoną, reiškia, jau tu nebeiškentėjai, gauni pabaudą. Turi atkišti ranką ir su liniuote tvankt.
Ta pavauda būdavo dėl visko. Prasikaltai kur nors, tai sakydavo 2 liniuotės, pasikaitai dėl ko kito 1 liniuotę. Tai taip, kad vakare, suskaičiavus visą tą liniuočių skaičių, turėdavai atkišti ranką ir atsiimt savo duoklę. Aš vis patraukdavau. Dar vieną ekstra, galų gale jau drebančią ranką. Nu, tai turėdavom darbo, vyresnis turėdavo ką kitą daryti, bet mes mažesnės turėdavom bulves skust, turėdavom erškėčių uogas, tuos išskaptuotos sėklas, kur yra tokie maži plaukučiai ir be galo niežti. Jas naudoja arbatai, skaitosi, reiškia, sveika arbata. Bet su tuos, kai krapštai tuos, pasikasai kur nors jau niežti, pasikasai daugiau, žodžiu, kad gale taip niežti viskas, kad nebegali šokinėti tiesiog iš. Bet buvo ir tokių malonesnių momentų. Viena vienuoliai su savo dideliais rūbais ir savo rašančiais ir čia ant galvos ir čia kaip anksčiau nešiodavau. Kažkodėl tai man vieną kartą padavė saldainę. Tai patiko. Sekantį kartą, kai pamačiau tą vienuolę, sekiojau kaip šuniukas. Tai man kartais duodavo, kartais sakydavo, aš neturiu. Tėtis atvažiuodavo aplankyti. Iš pradžių kalbėjom lietuviškai. Vėliau jau aš maišydavau lietuvių ir vokiečių kalbą. Eventualiai jau aš vokiškai tik tai kalbėjau. Jisai kalbėjo lietuviškai, aš jam atsakydavau vokiškai. Bet maždaug tuo laiku jau jam labai nepatiko. Negalėjau su savo vaikais susikalbėti. Bet paskiau, reiškia, prasidėjo jau susiorganizavo stovyklos, DP stovyklos. Ir jis tuomet atsėmė mus iš tos prieglaudos ir apsigyvenom Kaselio stovykloje, kur mes gyvenom privačiuose butukuose, ne barakuose, ne kareivinėse, bet mes, pavyzdžiui, turėjom 2 kambarius ir dar buvo 3 kambarys, kur buvo viengungiais, tokia labai maloni panelė gyveno. Tenais tėtis vėl virė. Vėl skalbė, vėl virė. Reikėdavo maudytis. Nėra karšto vandens. Tai vidury to vieno kambario padėdavo balėją, su čainikais šildydavo tą vandenį ir pildavo, kad vieną kartą savaitę įsimaudyti. Visą laiką, kai sudindavo į tą balėją, tas vanduo buvo per karštas. O jis sakydavo, sėsk ir tylėk, nes jam sunku prišildyti vėl. Nu, tai reiškia, bet gyvenimas stovykloje buvo savotiškas. Prasidėjo mokyklos. Iš tikrųjų, turėjom labai gražią didelę vokiečių mokyklą. Žaislų neturėjom. Jeigu kas turėjo sviedinį, tai buvo didelis dalykas. Per pertrauką žaisdavom kvadratus lauke. Rinkdavom karkvabalius. Tokie dideli vabalai, aš nežinau, vadindavosi karkvabaliai, aš iš tikrųjų nežinau, kas jie per to tokį, bet mes turėdavom tokias dėžutės ir susidėdavom tuos karkvabalius ir tai būdavo mūsų reiškia, užsiėmimas. Atsinešdavom į klasę, pasidėdavom į suolą. Ir Dieve saugok, ta dėžutė atsidarė ir tie karkvabaliai pasklido po visą klasę. Mokytojai labai pykdavo, bet ką darysi, reiškia. Nu, įsisteigė stovyklose daug kas. Įsisteigė skautai, neatsimenu, ar ateitininkai įsisteigė, bet skautai buvo pirmi. Buvo kunigas, kuris yra pirmos komunijos mus privedė. Buvo, ypatingai Kasely, buvo vaikų teatras, buvo šokių grupės, reiškia, daug visokių užsiėmimų. Taip pat amerikiečiai daug prisidėjo, siųsdavo tuos care packages.
kuriuos labai mielai labai imdavom, kadangi ten būdavo iš šokolado, ir sausainių, ir saldainių, taip pat būdavo peanut butter. Oi, kaip to nemėgdavom. Iš pradžių pradėjom valgyti, reiškia, su šaukštu įsidėję į burną, pilną burną, prilipo, kažkaip tai nemokėjom, neįprastas skonis, tiesiog turiu prisipažinti, kad mes davom į šiukšlių dėžę. Atvažiavom į Ameriką, valgėm peanut butter. Amerikiečiai taip pat ruošdavo stovyklas, tuos, kur mes vadindavom imko stovyklos, YMCA. Ir reiškia, vaikus išveždavo į miškus, į kur nors palapinėse, apgyvendindavo ir po savaitę išlaikydavo stovyklose. Važiuodavom su kariuomenės sunkvežimiais, taip kad jis rato, tai šokinėjo, tenais nežinau, kaip ten pasitaikė, kad nei vienas iš mūsų neiškrito, tikriausiai mokėjom laikytis. Tai gyvenom Kaselį, kur buvo iš tikrųjų labai smagu, buvo labai daug lietuvių. Gimnazijos, aš turiu nuotrauką, gimnazija buvo ypatingai didelė. Paskiau reikėjo jau galvot, ką daryti. Daug kas norėjo išemigruoti. Daug kas išemigravo į Ameriką, į Braziliją, į Australiją. Mums pasitaikė, kad išemigravom į Ameriką. Tačiau, kai žmonės pradėjo emigruoti, stovyklos pradėjo mažėti. Ir Kaselio stovyklą sumažino, sumažėjo taip, kad ją panaikino išvis. Reikėjo keltis kitur. Tai mes tuomet mus perkelė į Müncheną. Münchene gyvenom iki 50 metų ir 50 metais išemigravom į Ameriką. Atvažiavom ir čia mūsų laukė, nežinau kas. Reiškia, visai jau kita istorija. Tai aš šiuo ir baigsiu. Ačiū. Tikrai labai ačiū ir mum irgi primena, beveik kiekviena šeima buvo paliesta, kas nors žuvo, buvo sužeistas arba iškeliavo kur nors ir niekad nebematė. Aš tik dėl to peanut butter norėjau paminėti. Tai mano motina irgi pasakojo apie tą riešutinį sviestą, kad bent kur ji buvo, amerikiečiai kariai juos maitino vien riešutiniu sviestu. Atrodo, keletą savaičių. Peanut butter. Tai kai mes augom Market Parke, mes turėjom tą peanut butter šaldytuvę. Aš valgiau, sesuo valgė, motina ne. Jokių būdų. Vokietijoje prisivalgė to riešutinio sviesto. Tai dabar mūsų sekantį prelegentė Ritonė Rutaitienė ir jinai bus pristatyta. Cituoju ponę Ritonę Tonkūnaitę Rudaitienę. Baigusi biologijos studijas, dirbau keliose ligoninių laboratorijose ir buvau bakteriologijos skyriaus vedėja. Vėliau, įsigijusi specialiosios pedagogikos diplomą, 25 metus dirbau ankstyvojoje intervencijoje su neįgaliaisiais. 10 metų savanoriai dėsčiau Lietuvoje Apple, Amerikos pedagogų talką Lietuvos švietimui vasaros kursuose ir buvau šios bendrijos tarybos narė. Buvau viena iš organizacijos Vaiko vartai į mokslą steigėjų ir valdybos narė. Ilgus metus dirbau su jaunimu Lietuvių skaučių seserijos organizacijoje, priklausiau ir dirbau akademiniam skautų sąjūdžiui, Vydūnų fondui, Amerikos Lietuvių tarybos Čikagos skyriui. Aktyviai dalyvavau JAV Lietuvos bendruomenės visuomenėje ir kultūrinėje veikloje, buvau informacijos vadovė ruošiant Laisvojo pasaulio lietuvių dienas ir 4. tautinių šokių šventę ir nuo 60 metų bendradarbė lietuviškoje žiniasklaidoje. Ir aš pridedu, kad mes didžiuojamės, kad ponios Rudaitienės archyvas yra Lituanistikos tyrimo centre.
Prašau, Lietuonė. Aš nežinau, mano toks paprastas labai gyvenimas. Nieko neturiu, kuomi tikrai pasididžiuoti. Kiekvienas ir kiekvienas mūsų turim savo istoriją. Ir savotiškai prisidėjom prie tos lietuviškos bendruomenės kūrimo Amerikoje ir išlaikymo lietuvybę. Mano gyvenimas nebuvo labai dramatiškas, ne taip kaip kitų gal žmonių, kurie yra šioje auditorijoje. Gan ramiai sulaukėm Amerikos kariuomenę ir mus išgelbėjusią ir suteikusią progą atvykti į Ameriką. Giminių jokių neturėjom, išbėgom visa šeima iš Lietuvos, pasitraukėm arčiau Vokietijos rubežio sienos, kad būtumėm daugiau vakariniai daly Europos, nes labai visi bijojom Sibiro, tėveliai buvo sąrašuose, kad bus ištremti. Tai tas labai, žinoma, gąsdino, kada Lietuva buvo okupuota rusų ir teko pagyventi po jų režimu. Mano tėvelis slapstydavosi laukuose, kada rusai buvo okupavę Lietuvą, negrįždavo namo, naktimis miškuose, laukuose nakvodavo. Labai buvom išgąsdinti karo žiaurumų ir dėl to tėvai vengė būti kur nors didesniuose miestuose, praleidom Vokietijoje tą laiką, kur nors mažesniuose miesteliuose arba kaimuose. Noriu pasakyti, kad buvo tam tikras ilgesys namų Lietuvos. Aš buvau tada mergaitė, dar nebuvau 14 metų, bet su savo drauge visur mes, kur būdavom, statydavom lietuviškus namus, lietuviškas sodybas iš tų medžiagų, kur atrasdavom, kada traukėmės gilyn į Vokietiją, kuo toliau nuo rusų. Tai ta namų ilgesys buvo visą laiką širdyje ir tas gyvenime labai suvaidino didelę rolę. Aš taip išlikau tikra mylinti savo kraštą, patriotė lietuvė, nes branginau savo praeitį, savo vaikystę, žinoma, tėvų auklėjimą ir stengiausi išlikti kiek galiu sąmoningesnė lietuvaitė. Mes pasitraukę į Vokietiją gyvenom pirmučiausia Tiuringijoje, labai gražiam miestelyje, kur ir sulaukėm amerikiečių okupacijos. Pasakysiu, kad mus nustebino elgsena Amerikos kaip okupantų elgesys, kadangi jie buvo labai žmoniški žmonės, ne taip kaip rusai, nes teko Lietuvoje išgyventi rusų okupaciją ir buvo didžiausias skirtumas. Tai kažkaip tai viltis, kad yra gyvenime dar kitas geresnė ateitis, visus mus skatino išlikti kiek galima lietuviškesniais. Ir ačiū Dievui, kad buvom amerikiečių zonoj ir negrąžino mus taip, kaip rusai savo okupuotoje Vokietijoje gabeno atgal žmonės į savo Sovietų sąjungos okupuotus kraštus. Mes išlikom
Vokietijoje ir gyvenom toj pačioj stovykloj, kur Skersai Irena gatvę, gyveno taip. Kaselį. Ir pasakysiu, kad tas gyvenimas man būnant 14 metų, nei panelė, nei mergelė, buvo savotiškai įdomus. Nei vaikas, nei suaugus, bet buvo, mane suformavo tikra lietuvaitė. Ten, kur gyvenom Kaselį, stovykloj, buvo daug lietuvių ir klestėjo lietuviškas gyvenimas. Ir choras lietuviškas, ir teatras, ir baleto studija, kur Šalkauskaitės ten labai, Nijolė ypatingai buvo lietuviška vaikų teatro žvaigždė, labai gabi. Vaikų teatras labai gražiai veikė, buvo kultūrinė atmosfera labai aukštam lygyje. Taip kad tas tremties gyvenimas, aš sakyčiau, praturtino, nenuskriaudė mūsų jaunimą. Aš tada buvau apie 14 metų. Tai atsimenu daug ką, kas rūpėjo tokio amžiaus mergaitei. Bet kiti turėjo kitokį gyvenimą. Vyresni kitaip išgyveno tą laiką. Aš lankiau progimnaziją, mes gyvenom vokiečių darbininkų tuose namuose, turėjom butą ir ten galėjom laikyti kai kuriuos gyvulius, nes kitoj pusėj gatvės buvo rūsiai, kur vokiečiai, kurie gyveno darbininkai fabrikų ten aplinkui, galėjo laikyti ir gyvulius tam tikrus, ir maistą tuose sklepuose. Tai mes, dipukai, kaip mus vadino ir mes save vadinom, labai dažnai įsitaisydavo mažą kiaulytę ir savo maisto likučiais penėdavom, ir kaip paūkėdavo tas gyvulėlis, tai atsirasdavo sveikesnis ir geresnis po karo nukentėjusiem, išbadėjusiem maistas. Tai prisiminimai mano iš stovyklos gyvenimo buvo tokie, kad auginau triušius ir galvojau, kad jie yra man, angliškai pets, gyvuliukai, pasidžiaugti. Kieme buvo jų klėtkutės ir juos penėjau. Ir vieną kartą grįžau iš gimnazijos po pamokų ir laukė labai skanūs pietus. Mama pranešė, kad turėsim svečių, nes jinai pagamino kotletus. Ir aš maniau, kad tie kotletai bus, iš ko kotletus daro. Ir po to jau tų priešpiečių, angliškai luncheon, nubėgau savo triušiukų pamaitinti. Žiūriu, kad tuščios klėtkelės, supratau, ką mes valgėm, tai buvo mano tie triušiukai. Tai va tokie prisiminimai vaikiški, bet buvo skaudus. Mes taip pat laikydavom stovykloj vištas. Ir tai buvo didelis priedas prie sveikatos išlaikymo, kadangi, sako, nėra maistingesnio maisto kaip kiaušinis, ypatingai trynys kiaušinio turi visus elementus ir vitaminus, kur reikia žmogui normaliai gyventi ir sveikiem būti. Tai va tokie prisiminimai stovyklinio gyvenimo. Gyvybei palaikyti reikėjo tam tikro žiaurumo, negalėjai laikyti gyvuliukus vien tik dėl savo džiaugsmo, bet taip pat ir dėl maisto. Ir žinoma, vaikui tas buvo vis tiek kažkaip, mama visada iškeisdavo maisto davinius stovykloj pas vokiečius, ypač
kavos pupeles ir gaudavo tam tikrų maistų, kur mes stovykloj gaudami iš UNROS, iš amerikiečių Raudono kryžiaus ir iš Alpos organizacijos tokį sausą maistą kariuomeniai, reiškia, paruoštą. Tai išmainydavo pas vokiečius ir už tai parnešdavo daržovių ir tam tikro maisto, kur mes negaudavom iš Amerikos kariuomenės davinių, nes kariuomenė mus šelpė ir savo virtuvės maistu dalinosi su mumis DP stovyklose. Mes buvom jų globojami ir buvom dėkingi už tai, nes galėjom kai ką iškeisti pas ūkininkus kitų maistų. Tai tokie prisiminimai iš stovyklinio gyvenimo. Į Ameriką mums nebuvo jokios vilties atvykti, kadangi mes neturėjom jokių pažįstamų, nei giminių, kurie būtų galėję iškviesti mum. Reikėjo afidevito, tam tikro kvietimo, kad kai išlipsi iš laivo uoste, tave kas nors pasiims ir neliksi stovėti perone su savo ten krepšiu ar lagaminu. Reikėjo turėti sponsor, kaip vadino. Tai mes neturėjom jokių giminių Amerikoje, bet mamytės draugė turėjo tetulę vieną, Senkuvienė buvo, jinai gyveno Waterbury, Connecticut. Ir jinai išsikvietė iš stovyklos savo giminaitę, mano mamytės gerą draugę, kuri atvykusi į Ameriką pas tetą papasakojo apie Tonkūnų šeimą, mano šeimą, kad jokių giminių Amerikoje ir niekur Europoje, tik tai Europoje, reiškia Lietuvoje, bet niekur kitur neturim. Ir ateitis yra, negera. Tikriausiai reikės emigruoti į Australiją. Dar toliau nuo Lietuvos, dar toliau nuo Europos, dar toliau, reiškia, nuo visko, kas buvo sava ir brangu. Bet atsirado vėl mamos draugė, tetulė, pirmos eilės ta imigrantė ir Amerikoje gyvenusi moteriškė, kuri išklausys savo giminaitės, kad čia yra tokia šeima, kur neturi jokių giminių, vykti iš pokario nualintos Vokietijos, yra nežinioj, kas su jais pasidarys. Tai tie geri žmonės, amerikiečiai, nepažindami mūsų, kas per žmonės, kas per šeima, mes buvom keturiese, mama, tėtis ir aš ir jaunesnis 4 metais už mane brolis. Kad tie žmonės, Amerikos pirmieji lietuviai, pasisiūlė iškviesti mus į Ameriką. Tai koks mūsų tautiečių, man net graudu dabar darosi, kiek mūsų nežinomiem žmonėm ištiestumėm tokią draugišką, tiesiog giminišką ranką. Labai jaudinau. Ir dabar aš jaudinuosi, kadangi mes pasidarėm labai kitokie, labai savimeiliai dideli ir tokios širdies, kaip tie pirmykščiai mūsų ateiviai, Amerikos lietuviai, dėja, ne visi turėjom panašiai pagelbėti tiem, kurie neturėjo, reiškia, galimybės atvykti ar į Ameriką ar panašiai, nepažįstamus žmones į savo šeimą priimti ir išlaikyti, kol jie susiras darbą ir būdą, kaip save patys išlaikyti. Tai mus priėmė tokia lietuvių šeima ir apgyvendino pas save. Ir kol tėveliai susirado darbą, be kalbos buvo labai sunku, mama siuvykloj, tai su siuvama mašina pasikalbėdavo, nes angliškai daug nekalbėjo, kai atvykom į Ameriką 49 metais. O tėvelis buvo stovykloj baigęs
mechanikos mašinų taisymo kursus, tai įsidarbino kažkokioj ten mašinų gamykloj, tai kur taisydavo mašinas. Ir tokiu būdu galėjom, reiškia, išgyventi šeimą, nebūti našta ilgą laiką tiem žmonėm, kurie mus pirmiausia priglaudė su nakvyne ir dar truko porą savaičių, kol tėvai gavo pirmą algą. O pradėjo labai įvairiai tėveliai gyvenimą. Be kalbos labai toli nevažiuosi. Tai tėvelis, žinau, ir mama dirbo įvairius darbus. Mama siuvykloj tokioj, o tėvelis restorane tokiame kaip indų plovėjas. Viskas paskui pagaliau išmokus anglų kalbą pasikeitė. Tėvelis galėjo dirbti braižykloj, jisai buvo braižytojas geras ir įvairius planus suplanuoti įvairiom bendrovėm. Tai gyvenimas pradėjo gerėti, bet iš pradžių Amerikoje gyvenimas buvo prastesnis negu stovykloj Vokietijoje. Ir kai mes atvažiavom į Ameriką, tai mus priglaudė tokie žmonės, kurie buvo šeimininkai namo, kur mums davė pradžiai butą savo tame triaukštyje name. Buvo pirmas aukštis toks pusrūsis, bet langai virš žemės, tai mes nesijautėm, kad sklepe gyvenam iš tikro. Bet ačiū jiem, kažkaip po truputį ir su kalba, ir su geresniais darbais įžengėm į kitokį žmoginiškesnį gyvenimą. Aš ėjau tojau pat į gimnaziją, nes buvau 14 metų ir mano gyvenimas buvo su kitokia publika ir kitokiais vaikais amerikiečių, negu mano tėveliai matė, nes kai jie atvažiavo į Ameriką, be kalbos pradėjo darbus įvairiuose fabrikuose ir siuvyklose. O ten buvo jau pats, sakyčiau, toks žemiausias Amerikos elementas, neįsimūksinęs. Spjaudydavo darbovietėje ant grindų. Neįtikėtina, bet taip Amerikoje buvo 49 metais kai kuriuose vietose. Ir tas mums buvo nepriimtina, nes mes buvom varge, bet buvom kitaip auklėjimai galbūt, negu tas to. Buvom tėveliai prasčiausi darbininkai, kai atvažiavo, ir su tokia pat publika Amerikos bendravo. Ir kai aš grįždavau iš gimnazijos ir pasakodavau apie savo draugus ir draugų šeimas, kaip jie gyvena, tai jiem buvo sunku patikėti, nes jie tokio gyvenimo Amerikoje nebuvo matę ir negalėjo matyti, kokį aš mačiau būdama gimnazistė, high school student. Tai taip pamažu įsikūrėm visi, susiradom geresnius darbus ir viskas tas atėjo su išmokimu anglų kalbos. Kalba yra nepaprastai brangus daiktas žmogaus gyvenime, nes be kalbos gyventi bet kur, ypatingai svetimam krašte, yra labai labai sunku. Tai teko matyti įvairų gyvenimą, gerą Lietuvoje gyvenime, koks galėjo būti Lietuvoje geriausias gyvenimas. Mes tėveliai gerai gyveno Lietuvoje. Atvažiavę į Ameriką, į tą sapnų kraštą, mes patekom į pačią tą žemiausią pakopą. Tai buvo tam tikras šokas, ką mes matėm, mes nesitikėjom to matyti Amerikoje, nes visi galvojo, kad Amerikoje gyvenimas yra visiems labai geras
ir tiesiog viskas, ten pinigai ant medžių auga ir taip nebuvo. Bet gal noras ir viltys, kad taip būtų, žmonės skatino galvoti. Tai labai labai dėkingi visą laiką ir aš asmeniškai pirmiesiems Amerikos lietuviams, kurie buvo tokie draugiški. Ir mano kartai panašiai atsilyginti dar neteko, kad, reiškia, užleisti, atrasti butą ir išlaikyti nepažįstamus žmonės visai, kurie ne giminės, rūpintis jais. Kokie geri mūsų buvo Amerikos lietuviai. Nes mums vilties nebuvo į Ameriką, jokių giminių, kad tą kortelę atsiųstų ir buvom jau pasiryžę važiuoti į Australiją, dar toliau nuo Europos, dar toliau nuo tėvynės ir tas labai draskė tėvų širdį. Va ir mano, nes aš jau buvau 14 beveik metų. Tai va taip trumpai. Ačiū, tikrai labai ačiū. Raudono kryžiaus, žinai. Čia jūsų tėvelio. Tėvelio dokumentai, taip, Ja. jisai buvo pirmininkas. Jam tekdavo siuntas stovyklai Raudono kryžiaus ir iš Amerikos išdalinti stovyklai. Tai jis buvo labai principingas žmogus. Kada jau visa stovykla pereidavo ten, kur būdavo išdėstyti tie suaukoti drabužiai ir visos gėrybės, tik tada leisdavo mamai eiti ką nors parinkti mūsų šeimai. Tai, bet nebuvo jokių priekaištų, kad Tonkūnas, tai jis yra Raudono kryžiaus pirmininkas stovykloje, tai jis pirmas viską pasiims. Mano turbūt tiesesnio, teisingesnio žmogaus, kaip mano giminė, tėvai ir dėdė, retai pasitaiko. Nekombinuoti. Pristatysim sekantį prelegentą. Cituoju daktarą Joną Dainauską. Gimiau Kaune ir pabėgome iš Lietuvos rugpjūčio mėnesį 44 metais. Birželio mėnesį per trėmimus mes nebuvome namuose ir slėpėmės. Mūsų pavardės buvo tremtinių sąrašuose, kurie buvo vokiečių vėliau surasti. Po ilgos ir komplikuotos kelionės atsiradome Bavarijoje, kur po karo išgyvenome DP stovyklose iki 49 metų. Grand Island, Nebraska buvo mūsų pradžia Amerikoje. Po metų persikėlėme į Omahą, kur aš pradėjau universitetą. Amerikos kariuomenė pertraukė mano studijas. Šeima per tą laiką persikėlė į Čikagą, kur aš baigiau Loyolos universitetą ir pradėjau dirbti patologijos laboratorijoje dabartiniam Rush universitete. Čia aš dirbau studijuodamas mediciną Loyolos universitete, baigiau patologijos apmokymą ir pasilikau visą savo karjerą Rush universitete. Daug laiko praleidau skautų veikloje, ypač kaip vadovas įsivėlęs Gilvelio kursuose. Ir aš taip pat pridėsiu, daktaro Dainausko tėvelio archyvas yra lituanistikos tyrimo centre. Gal jau davėm šiek tiek biškį pradžios mūsų kelionės ir jinai buvo ilga, bet iš kitos pusės mūsų šeimyna per pabėgimą buvo labai laiminga. Mano žmonos šeima, NVK, pabėgo maždaug mėnesį daugiau vėliau iš Lietuvos. Jie taip pat kaip bėgo kaip mes, arklių vežimais per rytprūsius, juos apšaudė rusų naikintuvai. Kai mes važiavome arkliais taip pat, mus nieks neapšaudė. Nors važiuojant per rytprūsius, maždaug vidury rytprūsių, vieną vakarą mūsų kolonoje tenai, mūsų kolona nebuvo tokia didelė, bet tą vakarą, kiek iš tėvo atsiminimo, buvo apie 100 vežimų. Toje vietovėje policija apsupo ir paėmė visus vyrus
į darbus. Kiek vėliau sužinojom, jie daugumas, jeigu ne visi jie, pateko į vokiečių Luftwaffe, Air Force, šitą darbams ir taip toliau. O mes toliau, moterys, vaikai ir keletas senesnių vyrų, toliau arkliais važiavome iki, to laikais vadinama Danzig, dabar yra Gdansk, bet mes pravažiavome biškį toliau iki, buvo tada vadinamas Gotenhafen, dabar Marodos yra Gdynė. Tenai atėmė arklius iš mus ir padėjo į stovyklas. Tėvas kaip tai gavo leidimą, kurį buvo paimtas atvažiuoti ir mus iš tos stovyklos ištraukti. Ir nuvažiavome toliau į vakarus, į vietą, kuri buvo vadinama Stargard. Aš dabar nežinau lenkišką pavadinimą, tai yra Lenkijoje dabar. Ir tenai mus apgyvendino pas vieną vokiečių šeimą, kur gavome pastogę kambarį ir buvo mama, mano sesuo 4 metais jaunesnė ir aš. Ir mama padėjo namuose šeimininkai. Jie buvo, vyras, jie turėjo mėsos prekybinę gamybą ir taip toliau. Ir jis buvo, žinoma, nacijai priklausė, bet buvo jie jau nustojo savo 2 sūnų kare, kurie žuvo Rusijoje. Ir mama pradėjo, kai tai padėdavo namuose, pradėjo kalbinti, sakyti, nepasilikite, kai Rusija čia ateis. Nors tuo laiku, kiek aš atsimenu, buvo pasakyta, reiškia, valdžios vietinės, kad negali bėgti į vakarus. Bet mama jiems vis kalbėjo į juos, kad sako, nepasilikite po rusų, nepasilikite po rusų. Taip, tada mes atsiradome kokią rugsėjo mėnesį maždaug ir aš pradėjau mokyklą vokiečių. Tai buvo, kai lietuviškai pasakius, interesting experience. Ir tas dalykas gauti per delną ir vokiečių mokykla irgi buvo. Be vienuolių. Bet paskiau vieną vakarą, prieš po naujų metų 45, ateina pas mus vakare ir sako, rytoj važiuojam. Jisai paėmė vieną iš savo vežimų, prekinių vežimų su arkliais, pakrovė mus, su biški bagažo, savo žmoną ir jos ilgalaikį sekretorę ir mes pradėjome važiuoti. Ir važiavome į vakarus ir aš to neatsimenu, bet mano sesuo atsiminė vieną dalyką, kad mūsų vežimas, kur tai įkliuvo ant kelio, tas buvo sausio mėnesis, tai buvo sniegas. Ir išgirdau, kad tenai šalia dirba Lenkų belaisviai, šalia dirbo, reiškia, prie to kelio. Ir jinai išėjusi lenkiškai su jais pakalbėjo ir jie padėjo tą vežimą išstumti vėl į kelią. Ir taip važiavome iki miestelio vadinamą Prenzlau, irgi aš nežinau dabar lenkiškai pavadinimo, kur mes sustojome su ta sekretorė, kuri turėjo butą tenai. Ir į tą butą išgyvenam kokie mėnesį, pusantro mėnesio maždaug, ir jie irgi bandėme kalbėti, bėgti toliau reikia į vakarus, reikia toliau bėgti į vakarus. Bet aš nenoriu, čia aš turiu savo butą, mano giminių čia yra ir taip toliau. Ir tai pasiliko. Bet jinai turėjo pažinčių, tai buvo didelės kareivinės, vokiečių kareivinės, didelės kareivinės šaliai, pažinčių turėjo, tai jinai gavo leidimą mums keliauti kariškų sunkvežimių per visą Vokietiją į Bavariją. Taip, kad mes perkeliavome dienos metu ir naktį, kiek tai porą dienų truko, važiavom per Berlyną dienos metu, degė po bombardavimų, bet mūsų niekas nebombardavo, neapšaudė. Ir galų gale atsidūrė Bavarijoje, kur mus jie paleido ir mes tada traukiniu nuvažiavome į mažą miestelį netoli Koburgo, vadinasi Rodach. Ir kadangi tenai buvo mūsų pažįstamų tėvų geras draugas tenai buvo. Ir taip galų gale mes atsiradome turbūt kokį balandžio, gal anksčiau biškį 45 metais. Tas buvo mažas miestelis, visai nepaliestas karo. Visiškai nepaliestas per visą karo metus. Bet
kai atėjo amerikiečių kariuomenė priartėjo prie to miestelio, SS batalionas įsikasė ir nepasidavė ir net pasitraukė. Tai amerikonai, nenorėdami savo kareivių rizikuoti, atitraukė, pašaukė artileriją, pašaukė kariuomenės naikintuvus ir tą miestelį beveik visai išlygino. Tai jau tas jau buvo vidurys, vėliau jau beveik į galą balandžio mėnesio, o karas baigėsi pradžioj gegužės mėnesio. Bet namas, kur mes gyvename, pakraštyto miestelio, mus namą nepagavo, bet šalia namas mūsų padegė. Ir apšaudimas buvo tenai, viena lietuvė mergina buvo žuvo per tą apšaudimą. Ir po labai trumpo laiko, kai kariuomenė perėmė, vieną dieną atėjo pranešimas, kad visi Auslanders, svetimtaučiai, turi su savo visais bagažais būti miesto turguje, šitame susirinkimui. Sekmadienį jis vežamas į stovyklą. Tai pakrovė mus šitą kariuomenės mašinas ir nuvežė į Koburgą, kur buvo pradinė stovykla. Jinai buvo aptverta su spygliuotom vielom ir turėjo gauti leidimą išeiti. Ir tenai buvo maždaug kokį mėnesį, gal daugiau. Bet pasirodo, kad buvo apsilankimas Amerikos šitų reprezentatives, kurie tenai apvažiavo pažiūrėti, kaip tie DP gyvena. Ir kai jie pamatė tas spygliuotas tvoras, liepė taip pat visas nuimti. Tai ne vien tik tai, kad vartus atidarė, bet visas tvoras nuėmė. Ir po to pradėjo organizuoti stovyklas ir mes buvome perkelti į Würzburgą. Nes Würzburgas miestas buvo irgi visai išlygintas beveik per karą, vien griuvėsiai. Bet tas kareivinės, kur mes buvome patalpinti, buvo už miesto, maža miestelė vadinasi Zele, prie pat Maino upės. Ir tai buvo senos kareivinės, dideli aukšti, 4 aukštų pastatai. Ir labai mažai buvo sužaloti jie, labai mažai, buvo labai gerai išsilaikę. Ir toj stovykloj buvo daugumoje buvo lietuviai, bet buvo latvių ir estų, buvo mažiau. Iš pradžių buvo ir kitų tautybių, paskiau su laiku tik tai pasidarė baltai, vien tik tai baltai. Žinoma, kaip prasidėjo stovyklose, kaip visose kitose stovyklose, taip pat prasidėjo atsikūrimas. Mokyklos, bažnyčia, chorai, teatrai, kursai visokie ir žinoma mokyklos. Mūsų mokykla buvo prasidėjo šitame basement, apačioje didžiųjų pastatų, atvežė mums suolus iš vokiečių mokyklų ir šitais pirmais metais, žinoma, nebuvo knygų, tai buvo viskas, turėjo imti notes ir rašyti. Bet paskui pradėjo bibliografinės knygos ir toliau spausdinti knygas, taip kad atsirado vadovėliai. Mokytojai buvo dauguma patyrę mokytojai iš Lietuvos. Atsimenu kai kurių jų pavardės ir vienos pavardės aš niekada nepamiršiu. Jinai buvo mano lietuvių kalbos mokytoja. Tai buvo Augustaitytė Vaičiūnienė, poetė, didelė skautė. Ir aš iš jos niekuomet negalėdavau gauti geriau negu 3 minusus. Niekada. Žiūrėk, ką aš dariau. Bet, kai vėliau aš laikiau konkursinius egzaminus, aš be jokios problemos gavau 4+. Kodėl? Paskiau sužinojau, kad mano mama yra Vaičiūnienė, turėjo kokią tai ilgą istoriją. Ir kas tada buvo, kokie nesutikimai, aš niekuomet nežinau. Bet kadangi aš buvau tą pačią pavardę, man buvo 3 minusas. Žinoma, prasidėjo skautai, prasidėjo su skautais, buvo pirmoji dainų šventė Würzburge, buvo šokių šventės, buvo teatras vaikų ir valgydavo mes, buvo pastatai, buvo sėdė kareivinės dideliai pastatai 4 aukštų ir dauguma buvo didelės salės. Taip pat tenai dauguma žmonių, kaip sako, daugiau šeimų, tai visi atsiskyrė viens nuo kito paklodėm.
Reiškia, buvo padalinti tie dideli kambariai. Buvo ir mažesnių kambariukų, kurie žmonės buvo laimingi gauti. Nu ir tas gyvenimas tenai, kaip sako, beveik normaliai. Mokyklos, gimnazijos kursai buvo taip pat kaip Lietuvoje. Ir mes tik, žinoma, ėmėme anglų kalbą, nors man anglų kalbos ėmiau nuo 4 iki 7 klasės, kai atvažiavau į Ameriką. Aš galėjau padainuoti You Are My Sunshine ir galėjau paprašyti banano. Tai buvo mano anglų kalba. Ir mes buvome tuos skirtingi, kad mūsų laivas atplaukė į New Orleans, o ne į New Yorką. Mes atvažiavome per New Orleans. Ir aš neatsimenu, kas mus pasitiko tenai, bet mama turėjo kontraktą ligoniniai Grand Island, Nebraska, kaip Nurses Aid. Ir kartu su mumis buvo dar viena lietuvių moteris, našlė. Tai buvo motina daktarės Čižinauskienės, aš žinau, kas tas dantistas. Ir kuria buvo laboratorijos technician. Jinai pradėjo laboratorijoje dirbti. Ir mama su seserim gavo kambarį vieną, o aš gyvenau kitoje vietoje, kitavo kambarį su amerikonų šito roommate, kuris man labai padėjo anglų kalbą išmokti. Ir aš mes atvažiavome kovo mėnesį 49 ir per tą vasarą aš užtenkamai išmokau anglų kalbos, kad galėjau pradėti gimnaziją. Paskutinę klasę aš buvau baigęs 7 klases Vokietijoje. Ir žinoma, šitie fizika, chemija, panašiai kursai buvo man lengvi, bet American istorija, anglų kalba, religija ir panašiai ne. Vis tiek aš baigiau 5. Po tų metų mes gavau porą šitų stipendijų, persikėlėme į Omaha, kur aš pradėjau eiti į Creighton University. Bet pertraukiau, išeidamas į kariuomenę. Ir, kiek žinoma, man buvo laimingas laikas, kadangi aš buvau basic training pasirašę taikos sutartį Korean War. Tuo aš, kaip sako, aš vengiau, kad kas nors mane šaudo. Bet gavau patarnauti metus Vokietijoje, kas buvo labai įdomu ir gerai. Tai aš galėjau nusipirkti labai gerai mikroskopą parsivežti, kadangi jau žinojau, kad galvosiu eisiu studijuoti mediciną. Ir tom dienom turėti savo mikroskopą arba nuomot mikroskopą. Ir grįžęs, ir tiesa, būdamas Vokietijoje, buvusi ta sekretorė, kuri mus priglaudė Brenslav Vokietijoje, gavo progos atvažiuoti, susitikti mane Würzburge. Ir man tada jinai pasakė, Rimai, tikrai mums reikėjo nepasilikti. Buvo gaila, kad mes pasilikom. Vėl, kaip sako, šaukštai po pietų. Bet grįžęs po kariuomenės visokius biškių darbus turėjo įvairius. Pats blogiausias turbūt buvo taxi driver. Ir vieną vasarą, bet 58 metų pradžią aš užbaigiau Loyola ir gavau admission į Loyola Medical School. Bet man turėjo visą vasarą, kad užbaigiau sausio mėnesį, aš turėjau tą visą iki rudens laiką, man reikia darbo. Tai aš nuėjau tada buvo St. Luke's Presbyterian Hospital, jie buvo skelbę, kaip reikia laboratorijos pagalbos. Ir aš nuėjau ir pasakiau tą patalauką, sakau, aš neieškau karjeros, bet aš buvo priimtas į Medical School ir aš noriu tą vasarą dirbti. Tai jis mane pasamdė ir padėjo mane su vienu internistu, plaučių specialistu dirbti research project. Ir aš su juo dirbau emfysema ir šitie jungiami audinių funkcija su plaučiais apie 10 metų. Aš dirbau prieš mokyklą, eidamas į mokyklą. Ir po mokyklos, kai aš pasilikau apmokymą Presbyterian St. Luke's patologijoje, pasilikau. Kadangi tai tom dienom Loyolos Medical School buvo prie pat Cook County Hospital, o ne Maywood, kai dabar. Tai man buvo labai arti ir nebuvo didelis dalykas.
Nu ir kai aš ėjau į mokyklą, buvau aktyvus su akademikais skautais, nes buvau pradėjęs skautauti ir Vokietijoje. Ir šiek tiek, kai pradėjau medical school, laiko mažiau man buvo kur kas, aš vis tiek dirbau, dalį nuo laiko dirbau, plus studijos, taip pat nedaug laiko paliko būti laisvam. Bet baigęs studijas mes persikėlėme, kur aš dabar gyvenu, Woodridge. Ir tada, nors ir ilgas valandas turėjau darbę, pradėjau dirbti su amerikonais skautais. Su amerikonais skautais, o ne su lietuviais, kadangi aš nenorėjau konkuruoti su savo tėvu. Jis jau buvo čia atvažiavęs. Žinoma, per karą mus vieną paskutinį kartą mes matėm, mano tėva buvo sausio mėnesį 45 metais. Ir paskui tik taip 46 metais, tik taip per Raudoną kryžių sužinojom, kad jisai gyvas. O jisai net nežinojo, kad mes esame gyvi, nes jisai buvo pakliuvęs ir negalėjo išbėgti iš Lenkijos, kuris apsimatė, kad jis yra Lenkas, kadangi kad jie neištramtų kaip lietuvi. Ir tenai per pažįstamus gavo dokumentus ir pradėjo dirbti. Ir tenai jisai buvo važinėjęs, buvo važiavęs į Štargardą, kur žinoma buvo viskas sugriauta, ir pakalbėjo su vietiniais kokiais žmonėms ir jam pasakė, kad visi žmonės, kurie tam name buvo žuvo kare. Tai jisai galvojo, kad mes žuvo per karą, bet tas buvo neteisybė, žinoma. Bet per Raudoną kryžių mama susirado jį 46 metais. Ir tada pradėjo susirašinėti. Na, žinoma, paskiau su kiek laiko jam siūst pinigus ir panašiai. Jis bandė išbėgti iš Lenkijos, bet nepasisekė porą kartų, gavo į kalėjimą, buvo padėtas. Bet galų gale, kai Gromulka perėmė valdžią, palengvino keliavimo laikus ir leido jam išvažiuoti, aplankyti, susitikti su savo vaikais Paryžiui. Ir tada jis gavo asylum. Žinoma, kai jisai buvo Lenkijoje, tai pradėjo jį spausti, kodėl tavo šeima negrįžta čia, kodėl jie negrįžta. Tai mama jam parašė, kad grįšime tada į jūsų rojų. Nepasakė net, aišku, bet sakė, aš tave atsiskiriu nuo tavęs, period. Nors vis tiek toliau jam siūsdavo kojas ir paketus ir pinigus. Bet galų gale jisai pasiliko, gavo tą būti Paryžiui, kuris išgyveno 5 metus, eidamas tada universitetą ir rašydamas visokius straipsnius spaudai ilgą laiką, kol galų gavo leidimą atvažiuoti čia į Ameriką. Ir kai pažiūriu atgal, tai mūsų šeimynos kelionė buvo kur kas laimingesnė negu kad kitų žmonių aprašyme. Ir to, kaip sako, Dievas bus gerai žiūrėjo į tą atžvilgį. Nežinau kodėl, bet jisai, sako, tikrai padėjo visą mūsų kelionę. Taip pat buvo padėta tų vokiečių porą šeimų, kurie kelionės metu mums gerai padėjo pabėgti iš Štargardo, pabėgti iš Prenzlau į Bavariją. Ir man teko susitikti su kai kuriais iš jų, kai aš buvau Vokietijoje kariuomenėje. Ir pasikalbėti buvo, kaip sako, buvo įdomu. Bet mano sesuo mirė praeitą vasarą ir, žinoma, tėvai yra mirę. Bet ir duktė yra dabar Lenkijoje. Varšuvoje yra konsulė Varšuvoje. Ir galbūt teks apsilankyti. Aš manau, kad užteks mano istorijos šiandien. O čia buvo tautinė stovykla. Tiesa, ir kai mus perkelė į Šveinfurtą, kiaulės buvo irgi pas mus. Augino. Mama turėjo kažkas nusipirko kiaulę su keletą žmonių, augino kiaulę. Jos perspėjo vieną dieną, kad policija atvažiuos, tai paskerdė tą vargšą ir visi įsidalino tas visas mėsas. Reikia gyventi. Ja.
Ir čia pats daktaras Dainauskas tas nuotraukas nutraukė. Sakau, kaip jūs gavo tą aparatą? Well, čia buvo senas tėvo Leica, kuris turėjau. Senas aparatas. Labai ačiū, Jonai, tikrai. Įdomi ir savotiška istorija. Ja. Nu gerai, pristatom paskutinę prelegentę. Tai cituoju daktarę Viktoriją Skripskelytę. Prancūzų kalbos pradėjo mokytis 49 metais Putname, o baigiau Urbanoje, Illinois 64 metais. Darbą įdomų gavau labai greitai Čikagoje nuo 63 iki 67 metų, nes tuo metu po pasisekusio Sputniko skrydžiaus Jungtinėse Amerikos valstybėse labai trūko prancūziškai kalbančių specialistų. Vėliau prancūzų kalbą ir literatūrą dėsčiau Oberline, Ohio nuo 67 iki 2001 metų. Buvau Vytauto didžiojo universiteto atkūrimo senato narė ir maždaug 15 metų VTU dėsčiau prancūzų kalbą ir literatūrą. Esu daug kartų buvusi ir studijavusi Prancūzijoje, o vieną semestrą dar dėsčiau pedagogiką lietuvių šeštadieninę mokyklą baigusiems abiturientams. Tai mano istorija šiek tiek panaši į tas, kurias jau girdėjot, bet ne visai. Tai vis dėlto pradėsiu nuo pradžios. Dėkoju už dėmesį iš anksto. Jei kur nors per lėtai, tai pasakykit, praleisiu. Skirtumų buvo, jūs minėjote anglišką dainą, kurią dainuodavau. Mes dainuodavom Šeinfelde vokišką dainą. Mes merginos, jūs dar berniukai, to gal ir net nežinot, mes susirinkdavom mokyklos salėje ir mes mokinomės šokti. Ne tautinių šokius jau mes mokėjom. Tango, valsą ir buvo toksai vokiškas, vokiškas šokis, nes jį vadindavo swing, ne swing kaip amerikoniškai, bet buvo labai graži melodija. Auf die grüne Wiese hat du mich gefragt, ar tu dar mane myli? Ne, pasakiau. Tai vat mes visos tą dainuodavom ir mokindavomės šokti. Keliavom irgi, tai kai kur sutaps mūsų patirtys, bet pabandysiu daug nekartot, bet pradėsiu nuo pradžios. Neatsimenu tiksliai, kada mano šeima apsisprendė nelikti Lietuvoje. Manau, kad tai buvo 44 metų vasara, greičiausia Liepos mėnesį. Tai Liepos mėnesį pirmiausia palikome Kauną. Mama vis dar delsė, manydavo, gal nereikės mums bėgti. Bet taigi sustojom pas pažįstamus, rodos, Suvalkijoj, netoli Pilviškių. Ir ten pabuvom gal kelias dienas, gal 2 savaitės. Aš visiškai neatsimenu, žinot, pas pažįstamus. Atsimenu tas paskutinės dienas Lietuvoj. Tai pirmiausia, Liepos 30 dieną, dar aš pati viena kažkodėl buvau nuėjus iš kaimo ir iki Pilviškių. Ir tenai žmonės jau kalbėjosi. Mieste yra kažkokių nematytų žmonių, rusų šnipai. Taigi reikėjo bėgti. Tai tą vakarą susidėjom visus savo daiktus, nežinau, į maišus, į lagaminus ir į kaimo iš ūkininko paskolintą ar ūkininko dovanotą vežimą. Ir ryte išvažiavom. Tada tais būtų Liepos 31 dieną. Vežime mes buvom 8. Buvo 3 moteris, mano senelė, mano teta, daktarė Veškauskienė ir mano mama. Ir buvo 8 vaikai. Vyriausias vaikas, mano sesuo, 10. Jauniausias vaikas, dėdės tetos sūnus Jonas Meškauskas, jam buvo 3 metai.
man 8, broliui 6. Nei vienas buvo miestietiai, čia visi. Tai kaip su arkliais. Taigi, tetai atitiko darbas pažinti arklius ir kaip nors valdyti arklius. Laimei jie buvo labai stiprus, bet labai lėti ir mėgo stovėti. Net kai bombarduodavo, mūsų arkliai stovėdavo. Kudirkos Naumiesčio aikštėj ir stovėjo visą tą laiką. Taigi išvažiavome iš to kaimo, sodybos, kur mes buvome, ir važiavome link Kudirkos Naumiesčio. Važiuoti keliais plentu jau buvo pavojinga. Tai vietinis berniukas mus takais ir takeliais pervedė per mišką, ne iki pat Kudirkos Naumiesčio, bet tą Naumiestį mes pasiekėm. Lietuvos Vokietijos sieną kirtome Liepos 31 dieną. Ta labai gerai atsimenu. Liepos 31 diena, Švento Ignaco diena. Brolis Ignas, brolio vardadienis. Taigi šventėm jo vardadienį važiuodami tuo vežimu. Šokolado nebuvo, pyrago nebuvo, sausainių nebuvo. Mama dar kažkur rado nupirkti gabalinio cukraus. Tai cukraus gabaliukai. Nežinau, kelis gabalus, keletą. Brolis mums davė, kiek aš nežinau, bet to cukraus mes gavom visi. Atsimenu taip pat, kad važiuojant iš kaimo, kur buvom apsistoję iki Kudirkos Naumiestį, aš vis žiūrėjau, kur bus ta linija. Fronto linija. Nes jau diena po dienos, savaitės vyresnieji sakydavo, fronto linija vėl pasistumėjo į vakarus. Ir čia buvo tokia kaip muzika. O mes išvažiavome iš Lietuvos, įvažiavome į Vokietiją. Linijos nebuvo. Aš tikrai maniau, nors 8 metų tai turėjau žinoti, aš tikrai maniau, kad bus linija. Vienoj linija pusėj stovės rusai, kitoj vokiečiai šaudys vienas į kitą. Tai va, tai tą prisiminsiu, taip pat tą sekundę, kai mes pervažiavom sieną, kirtome sieną, aiškiai, Kudirkos Naumiestį, 31 Liepos. Nežinau kodėl, bet aš tikrai šventai tikėjau, kad jeigu tu išvažiuoji iš savo tėvynės į kitą kraštą, tu turi atsisukt ir žiūrėt atgal. Aš to niekam nesakiau, seseriai vėliau pasakoju dabar jum. Nežinau kodėl, bet aš taip pat ir žiūrėjau į tą Lietuvą, iki nuvažiavom toliau. Ta kelionė jau, žinote, buvo sunki, keliavome Rytprūsės. Neatsimenu kiek dienų, gal 12, gal 14, neatsimenu iki kokio miesto mes nuvažiavom. Atsimenu, kad grįžom atgal į Srutę ir iš Srutės traukiniu vieną. Tačiau Rytprūsiuose buvo tikrai buvo sunku, todėl kad mus apšaudydavo. Ir apšaudydavo, jūs sakot, jūs minėjo žodį naikintuvai. Aš atsimenu žodį Tiefflieger, vokiškai. Ir atvažiavus į Ameriką, aš norėdavau papasakoti, kad tie Tiefflieger buvo labai baisus. Ir man sako, kaip čia, fighter plane. Nesako, ne fighter plane. Tiefflieger, tas, kur skrenda aukštai, paskui krenta žemyn ir šaudo. Tai va šitaip buvo, bet tai tikrai buvo sunku, nes tų bombardavimų užlėkdavo lėktuvai, pasiekti lėktuvai, girdėdavo, kai išgirsdavo lėktuvą, pirmiausia reikėjo šokti iš vežimo ir davai į krūmus, į mišką, jeigu buvo krūmai, arba kur nors pasislėpti. Ir atsimenu labai tokį, sunkų įvykį. Lėktuvai, išgirdom lėktuvus, šokom iš vežimo, sesuo ir aš
nubėgom į dešinę, mama ir brolis į kairę. Kai viskas nutilo, grįžom prie vežimo, nėra mamos, nėra brolio. Toliau aš nelabai atsimenu, bet man teta pasakojo, kad sesuo ir aš buvom visiškoj panikoj. Ir kažkas iš vyrų mus gerokai supurtė ir taip nutildė mus ir nuramino. Aš atsimenu biškį kitaip. Nežinau, ar buvo šitas įvykis, ar buvo kitas, bet aš žinau, kad prie manęs priėjo toks kareivėlis, galbūt vokiečių kareivėlis. Jis pažiūrėjo į mano paltuką. Sako, labai gerai. Geras tavo paltas. Tavęs iš lėktuvo nematys. Tas paltas buvo languotas, tokia pilka, balta spalva reiškia. Tai sakė, kad nematys, tai ir aš toliau keliavau laiminga, kad jau toliau lėktuvai manęs nematys. Bet buvo ir tokių gražių įvykių. Mus Prūsijoje ūkininkai priimdavo, stovėdavo kartais palei kelią ir duodavo pavalgyti, atsigerti ir taip toliau. Ir vieną vakarą mes sustojom tokiam didesniam ūkį, sodybą. Ten jau buvo daug lietuvių su vežimais suvažiavusių. Ir kai važiavom, išgirdom, kad tenai buvo jauna ponia ir jai atėjo laikas gimdyti. Ir jai buvo, mums įvažiuojant, ji buvo pagimdžius mergytę. O mano teta buvo moterų lygų gydytoja. Na, tai reiškia, mano sesuo ir aš nudžiugom baisiausiai, jeigu bus bėda, teta išgydys ir mergaitė gyvens. Tai aš tą labai gerai atsimenu, sesuo taip pat ir kartais palyginam, maždaug taip ir buvo. Tai galbūt tiek apie Rytprūsius. Iš Rytprūsių važiavom į Srutę, iš Srutės važiavom į Vieną, nes mama kišeniai turėjo vieno pažįstamo žmogaus telefoną, būtent Vienoj, ten važiavom, iš Vienos mes pabėgom. Mama pašaukė austrų, nežinau, policija, darbų skyrius ir pasakė, kad turėsite dirbti. Dirbti moterim tuo metu reikėdavo fabrikuos. Vyram siuntė atgal į frontą kažkas apkasų. Mama nusigando, ėjo pasikalbėti su tuo pareigūnu ten. Mama įsigando, kad bus blogai, tai sako, vaikus palikau gatvėj. Leisiu kitą pasižiūrėti. Tai išėjo, užtrenkė duris ir mes netrukus išvažiavom iš Vienos ir nuvažiavom iš Štajerį. Labai gražus miestas, labai graži upė. Jeigu žiūrėsite kur nors, nežinau, enciklopedijai, pažiūrėkit, labai gražus. Ir ten išvažiavom, nes vienas mūsų pažįstamas, ponas Mikaila, mums sakė, tenai yra labai geras kunigas, jis jums padės. Ir tai buvo pater Lairer. Jis mums labai daug padėdavo, ypač mamai. Viską parūpindavo, mama dirbo fabrike, susilaužė kojų, paslydo žiemą. Bet tai buvo gerai. Bet rusai vėl artėjo į Vieną ir į Štajerį. Tai mes nutarėm, važiuosim. Ir važiavom į Bavariją. Reiškia, iš Štajerio į Lincą, paskui į Zalcburgą, turbūt Miuncheno link. Ir vėl kelionė buvo sunki ir baisiai dėl lėktuvų. Jūs minėjot, kad jūs išlipdavot iš lėktuvo, iš traukinio, mes traukiniu važiavom, iš traukinio. Mūsų kartais neleisdavo, nes buvo pavojinga. Ir mes būdavom traukiny, visur uždaryta, viršuj tie lėktuvai ir kartą sesuo, nežinau, norėjo atsigert, atidarė duris ir per pievą, o tie visi lėktuvai tenai. Kartą buvo irgi, sustojo traukinys, toliau traukinys nevažiavo, nes bėgių nebebuvo, buvo subombarduota. Tai mes ėjom į priekį, buvo traukinys, įlipom ir vėl važiavom. Nuvažiavom į mažą miestelį netoli Starnberger See.
Labai labai gražus ežeras, didžiulis, rasite žemėlapį. Ir buvo graži saulėta diena. O mes ėjom pagal tą ežerą, nes ėjom į Kempfenhauseną, mažas miestelis, nes ten jau buvo dėdė ir teta dirbo. Pats turbūt sunkiausias momentas tos kelionės iš Tairio į Kempfenhauseną irgi buvo važiuojant traukiniu. Mama sako, kad tai buvo Miuncheno, man atrodo, kad buvo anksčiau. Nežinau, bet traukiniu važiuoti, čia buvo pavasaris, 45 metų pavasaris. Buvo labai sunku, traukiniai būdavo perpildyti. Traukiniai būdavo daugybė sužeistų kareivių. Jiem dar būdavo kur atsisėsti, jau kitiems ne. Bet tikrai sulaužyti įvairiai. Bet jiems dar kartais pasisodindavo ant kelių mergaitės, berniuką. Ir, mes tai nemokėjom, nekalbėjom. Vieną kartą buvo tokia, mane pavadino beveik tragedija. Kai lipom, turėjom keisti tos traukinius labai dažnai. Ir mamos strategija buvo pirma daiktai. Sudėdavom daiktus. Toliau vaikai. 3 būdavom. Sesuo, aš ir brolis. O paskutinį jau lipdavo mama. Na ir kartą taip suplanavom, kaip sakiau, Miunchene ir kitur, aš neatsimenu, tuos visus daiktus sudėjome į tą traukinį, mes įlipome, ir mama tiesiog tiesia ranką, griebė tos rankenos ar turėklo. Ir nėra turėklo, todėl kad traukinys jau išvažiavo. Taigi mes 3 daiktais traukinį, mama stovi prie bėgių. Tai mama mokėjo vokiškai, tai ji dar sušuko stipriu balsu. Pasirūpinkite vaikais. Ir tuo metu iš traukinio jai atsakė kažkokia Austrija ar Vokietė, pasirūpinsime vaikais. Pirma stotis. Tai suprantat, kaip buvo. Ta Vokietė ir kiti mus išlaipino pirmoj stoty, mama atvažiavo pirmoj stoty, išlipo. Ir ji rado mus visus, mus 3 išrikiuotus gražiai, šalia labai gražiai, tvarkingai sudėti maišai ir lagaminai, ir šalia mūsų jaunas vokietukas nacių uniforma. Nežinau, 15-16. Ir jis mus saugojo. Tai mato, tragedijos net buvo. Tai buvome Kempfenhausene, paskui rudenį jau buvo prasidėjo stovyklos. Mama mėgo visuomet delsti ir apgalvoti. Bet nutarė mama vis dėlto važiuoti į stovyklą Regensburge neatsimenu. Jeigu klaustumės, sakyčiau, stovyklos tenai nebuvo, ir aš ten nebuvau, nors gyvenom pusmetį. Ir paskui važiavom į Šeinfeldą. Šeinfeldas irgi Bavarijoje, tarp Würzburgo ir Nürnbergo, pakeliui, mažas Šeinfeldo miestelis, ten net stotelės nėra. Yra margi Biber, kažkur už 2-3 kilometrų. Bet man ten tikrai buvo gera, malonu gyventi. Taip keista sakyti, reiškia. Bet man tikrai tie 4 metai man buvo labai, labai gražus. Turėjau draugų, Juozą, jo brolį Antaną, brolis turėjo irgi draugų, Jurgį, Birutę ir taip toliau. Ir man buvo gerai, nors buvo sunkių momentų, kitaip sakant, aš žinojau, kad padėtis sunki. Bet mano prisiminimai kažkaip šviesesni. Buvo sunku, pavyzdžiui, minėjot, stovėdavom eilėj su dubenėliu valgio, kad tai piltų mums, laukdavom. Bet aš pripratau prie to maisto, man patiko žirnių sriuba. Ir šiandienai mėgstu Campbell's žirnieną. Buvo labai šalta. Šeinfeldas buvo 2 dalių stovykla, pabėgėlių stovykla Šeinfelde buvo 2 dalių. Barakai apačioje, o ant gražaus kalno
pilis su tarnautojų namais aplink pilį. Labai graži pilis. Schwarzenberg. Schwarzenbergai buvo Vokietijos, rodos, ir kiek Čekijos aristokratai. Ir pilis buvo graži. Kai kur grindys jau trupinėjo, tokios medinis, bet buvo gražių salių viršui, buvo paveikslai. Na taip kaip muziejui. Taip, kad tikrai buvo ta pilis labai graži. Bet mums leido gyventi pily, taigi gyvenau pily. Pradžioje, darbininkų namuose ten buvo labai šalta. Nekūrenama žiemą. Mama iš kažkur rado pečiuką, nusipirko. Rado malkų, nusipirko. Įdėjo malkos dega, bet dūmai į vidų. Niekas mums negalėjo taip pataisyti to pečiuko, kad dūmai eitų lauk. Kvietėm vieną meistrą, kitą meistrą, nieks. Tai ką mes darydavom? Mes susėsdavom aplink tą pečiuką, visi 3 vaikai ir mama. Tėvelis jau buvo miręs, jisai žuvo koncentracijos stovykloj Rusijoje. Suimtas 40 metų vasarą, bet mes apie tą sužinojom tik daug vėliau. Detalės tik po 90 metų. Tai kadangi buvom šeima su vaikais, persikėlėme mes į tą pilį ir pily gerai gyvenom. Tikrai, mažiukas kambariukas buvo, bet mums ten buvo labai gerai gyventi. Maisto trūko. Jūs minėjot, aš neatsimenu ką, kiaulės ar kur. Atsimenu ir iš karto naktį bar. Ponė Skrupskelienė, yra mėsos, Rusy, skubėkit. Spekuliantas. Neatsimenu, ar mama gavo tos mėsos ar ne, bet va tą barbarį duris aš girdėjau, yra mėsos. Tai reiškia, mums visko trūko. Pavyzdžiui, trūko, minėjot, vadovėlių. Mums trūko, kiek aš atsimenu, pradžioje mes neturėjom vadovėlių. Man atrodo, kad dauguma mokytojų pačioj pradžioj neturėjo tų vadovėlių. Bet kažkaip paskui susiorganizavo, vienas vadovėlis atsirado vienur, kitas kitur, atspausdino. Tačiau aš turėjau vieną pirmųjų vadovėlį. Buvo tas arba gamtos mokslų, arba buvo botanikos vadovėlis, bet jis buvo mašinėle rašytas. Todėl, kad Jurgio teta buvo sekretorė. Ir ji turėjo mašinėlę ir gaudavo popierių. Kur ji gavo tą vadovėlį botanikos ar gamtos mokslo, aš nežinau. Bet ji jį perrašė mašinėle. Pirmą tą kopiją gavo jos dukra, mano geriausia draugė Liuda Grigaitė, o antrą gavau aš. Na ir aišku, paraduodavau su tuo savo vadovėliu. Atsimenu, kad būdavo, kad kartais trūkdavo ir popierio. Vėliau atsirado popierio ir taip toliau. Buvo miestelis, aš nusipirkdavau, vokiškai aš nemokėdavau, bet aš nueidavau, pasižiūrėdavau, kas lange yra, įeidavau ir sakydavau, ko aš noriu. Bet paminėdavau, ką aš paskaitydavau lange ant dėžutės ar ko. Ir buvo tokie, kaip čia, thumbtacks, kaip lietuviškai, smeigtukai. Tai aš norėjau nusipirkti, nuėjau į krautuvę, sakau, bitė, Lama für Wandstecken. O Lama buvo firma. Tų sraigtuko, kas ten buvo, taip kad juokėmės. Kartais trūko popierių, bet aš labai gerai atsimenu, kad kartą gavom siuntą iš Amerikos. Ir dėžėje buvo daug popierių. Buvo vaikų sąsiuviniai. Tokie, čia ir dabar yra tokie nedideli, tokie kvadratukai, žalsvi ar melsvi, egzaminų metu labai dažnai juos. Tai mes jų gavom, bet ten jau aišku buvo prirašyta. Bet
buvo prirašyta pieštuku. Tai jūs suprantate, mes turėjom rašalo, tai mes rašydavom rašalą. Nežinau, ar mano kolegos atsimena, gal tas buvo vieną kartą, bet va, tą ir atsimenu. Visas to, taigi sakau, buvo sunku, bet kažkaip būdavo ir gera. Mielai atsimenu. Minėjot bendrąją stovyklą. Mokykla labai greit susiorganizavo. Pradžios mokykla ir gimnazija. Gimnazija buvo gera. Mes neturėjom vadovėlių. Mokytojai neturėjo vadovėlių. Bet mes kažką išmokom. Kai atvažiavom į Ameriką, išmokom angliškai ir tikrai didelių bėdų mums nebuvo. Man nebuvo, nors mama sumaišė tą sistemą Lietuvoje, Amerikoje. Ir aš peršaukiau net Šeinfelde baigiau 4 klasę. Tai reiškia 8 mano mokslo metai. Amerikoje mane nusiuntė į 3 gimnazijos, junior year. Tai reiškia, aš peršokau ir gimnaziją, reiškia, Amerikoje baigiau 15 metų ir aš net nežinojau, kas čia darosi, bet viskas tas buvo gerai. Tai va, tai tiek apie Šeinfeldą. Amerikos mus pakvietė toksai ūkininkas iš Maine, kai sužinojo, kad čia moteris viena su 3 vaikais, sako, nevažiuokit. Tai mus priglaudė Patnamo seselės. Tenai gyvenau 1-2 metus gimnazijoje, sesuo net 5 metus. Mama bandė kažkaip kitur. Ją pakvietė į Long Island, Jurgio teta, ponia Grigienė, ir valydavo, mama buvo mokytoja lietuvių kalbos, literatūros. Ji buvo valytoja, bet tenai nebuvo vietos. Tada važiavome į Hartfordą. Hartforde ji dirbo fabrike. Pradžioj buvo nedaug darbo. Kai prasidėjo Korėjos karas, darbo padaugėjo. Ir ji tenai gerai dirbdavo, aišku, sunkus darbas. Ir tik tai vėliau 59 metais pagaliau persikėlėm į Čikagą. O po to jau maždaug žinot, ką aš dariau, o šiandien malonus jums papasakot, kaip buvo. Labai ačiū. Čia irgi keletą nuotraukų, va čia Schwarzenberg pilis. Tai jūs pily gyvenot, ar ne? Mes paskui gyvenom pilyje, taip, pily gyvenome. Ir čia buvo daug bokštų ir daug įvairių durų užrakintų, tai mes įsivaizduodam, kas už tų durų, buvusių kalėjimų, kai kurie žemai giliai stovėdavom, žiūrėjau, ar dar ten yra kalinių kaulų. Maždaug šitai. O barakai čia va kairiai. Barakai yra kairiai. Čia turbūt mokykla, ar ne? Čia, kur Juozas gyveno, ne? Bet buvo gimnazija, buvo vokiečių gimnazija, o mums išnuomodavo kambarius popiet. Čia tas Čia įėjimas. įėjimas į pilį. Čia bokštas. Sargyba ten buvo. Sargyba, taip, sargyba. Čia kelias pro sargybą į bažnyčią. Buvo labai gražiai bažnytėlė. Čia skautukis. Labai greit viskas susiorganizavo ir stovykla, ir visos jaunimo organizacijos, Stauskai, buvau skautė, buvau ateitininkė. Taip kaip jūs pasakot. Čia irgi viskas pilies dalys. Koplytėlė, taip, į vidų. Juozai, ar atsimeni mane? Negirdi. Čia mano buvo, buvo paskutinė nuotrauka Vokietijoje. O čia pirmos, taip, tai čia.
Tokia buvau išvažiuodama. Vokietijos 40. Ir čia baigiau pat National Catholic Academy. Dar ir kolegijoje buvau su kasom. Tai yra truputį laiko klausimam. Ar yra klausimų? O gal jau ne? Tai Mes gerai. jau daug ką pasakojam, išmokom. Nereikia klausimų. Mes labai norėtumėm padėkoti prelegentams už visą pasiruošimą, už tokį gražų pasakojimą ir ištisai taip. Ačiū Jums Ar labai. katinas gali valgyti ar ne? Nevalgyti. Katinas gali valgyti? Ne. Ne? Tai bus blogai. Ir čia dabar aš paleisiu trumpą filmuką, bet tas filmukas kartosis. Manau, jis yra gal 3 minučių. 4 minučių. Šis filmukas buvo rodomas vasarą Vilniuje Martyno Mažvydo nacionalinėje bibliotekoje. Taip kaip mes čia išeivijoje prisimenam dipukų pasitraukimą iš Lietuvos, bėgimą į vakarus, Lietuvoje irgi tas yra nepamirštas. Birželio mėnesį Mažvydo bibliotekoje vyko 3 dienų konferencija skirta dipukam. Ten vyko anglų kalba, prelegentai iš visos Europos, net ir iš Amerikos. Kristina Lapienytė, mūsų valdybos pirmininkė, skaitė paskaitą. Regina Butkus, Lietuvių bendruomenės vicepirmininkė archyvam, irgi skaitė paskaitą. Ir buvo atidaryta paroda, nemažai medžiagos ten iš Lituanistikos tyrimo centro. Ir čia remiantis Irenos Grigaitienės straipsnių serija, kur pasirodė prieš 4 metus ir kur yra pakabinta, buvo spausdinta drauge, pakabinta va čia lauke prie vaišių. Tai irgi Mažvydo biblioteka paruošė tą filmuką. Ir čia yra irgi iš Irenos prisiminimų. Tai aš paleisiu tą filmuką ir žinoma, jei norit pasikalbėti su prelegentais, tai mielu noru. Ir mūsų sekantis pristatymas gruodžio 15 dieną čia. Ir man rodos, kad tarp jų ir bus Juozas Liubinskas, ruošiasi ir dar bus dar trys prelegentai. Aušrelė Sakalaitė. O Aušrelė bus, kas kitas bus tą dieną? Rimienė, kuri ten šnipštas. Tenai neklauso Ar Darbuolė Klinskienė yra čia? Darbuolė irgi bus. ir bus gerai. Kviečiam. Nu gerai, tai tada nebent aš ką pamiršau, labai ačiū už apsilankymą, ačiū jums tikrai.